O dabar liko tik pristatyti stilingiausią televizijos laidų vedėją. Į šį vardą pretendavo Rokas Petkevičius, Jogaila Morkūnas, Ignas Krupavičius, Rolandas Vilkončius, Arnas Klivečka, Giedrius Masalskis, Vytautas Šapranauskas, Marijonas Mikutavičius, Džiugas Siaurusaitis, Marius Jampolskis. Delfi skaitytojų sprendimu stilingiausiojo televizijos laidų vedėjo vardo nusipelnė dvi asmenybės – stilingasis Ignas Krupavičius bei elegantiškas Rolandas Vilkončius. Sveikiname! Stilingiausio televizijos laidų vedėją pašnekinsime kitoje laidoje. O dabar trumpas pokalbis su žaviaja televizijos laidų vedėja Jurgita Jurkute. Jurgita, noriu tavęs paklausti, kas tau yra svarbu stiliuje, kad tave netgi žmonės išrenka į pačias stilingiausias? Aš manau, kad tai, ką žmonės mato, visų pirmiausia yra labai maža dalis manęs iš tikrųjų, nes gyvenime aš visai kitoks žmogus, negu kad mane mato scenoje ir tiesioginėme eteryje, bet aš galvoju, kad kiekvienam žmogui svarbiausia yra turėti kažką savito. Ir apskritai stilius, skonis tai yra įgimti dalykai. Tu arba tai jauti, arba ne. Ar tu daug dėmesio skiri savo aprangai, išvaizdai, grožio procedūrams? Ne. Svarbiausia man yra tai, kad kuo daugiau būtų natūralumo, nes ta visa sintetika ir išpūsti dalykai, tai man nelimpa. Ačiū labai. Ačiū. Sėkmės jums. Džiaugiuosi, kad Jogaila Morkūnas spalvina mūsų niūrią Lietuvą savo ryškiais kostiumais ir nepasiduoda jokiems mados kanonams. Nuo elegantiško įvaizdžio iki provincialaus yra tik vienas žingsnis. Arnai, dažniau keiskite kostiumus. Vytautas Šapranauskas sveikina už tai, kad scenoje bei per fotosesijas neleidžia savo apsivilkti pigaus kostiumo, o gerbia žiūrovą. Marijonas Mikutavičius plus stilistas puikus įvaizdis. Marijonas Mikutavičius be stilisto, tik Marijonas Mikutavičius. Džiugai ne tik charizma, bet ir puikus įvaizdis. Paperka žiūrovus. Tad atkreip dėmesį į savo kostiumus. Šįkart tiek. Iki.